Jau 2 naktis pernakvotos yra Zakopanėje. Planas šiandieną termo baseinai, paskiau po termo baseinų pietus kažkur tais ir kilsim į Gubalovką, pasigrožėti truputėlį viršesniu miesteliu. Kviečiu jumis važiuoti kartu su manimi ir praleisti šią dieną, jei tik bus įmanoma, būtinai pafilmuosiu ir spa centre kažką, ką mes ten veikia. Tai šiandieną oras maloniai šiltas, jaučiasi šiek tiek vėsa, nes visą naktį lijo. Orai čia keičiasi iš tikrųjų kas keletą minučių, tai sunku jais pasitikėti. Tai orus reikėtų tikrinti kiekvieną rytą atsikėlus, o ne taip, kad žiūrėti į priekį ten. Jeigu planuojat kelionę į Zakopanę, net neverta žiūrėti orų iš karto. Tiesiog rizikuojat ir važiuojat. Tai va, o šiandieną kviečiu praleisti dieną kartu su mumis. Gerą žiūrėjimą. Mes jau visi pasiruošę ir žinoma, kaip visą laiką laukiam ko? Gustelės laukiam. Gedas su Sandra jau jie pasiruošę, jau jie laukia mašinoje mūsų. Savo mašinoje mes važiuosim 2 mašiną. Važiuojame į termobaseinus, Gulobice, užmiršau kaip jie vadinasi. Pasirinkom ne pačius populiariausius, nes populiariausi yra Šocholevski termobaseinai, jie yra didžiausi apylinkėse, gal net ir Europoje. Tai o mes važiuojam į truputėlį mažesnius, nes tie populiariausi mes pasižiūrėjom, apžiūrėjau ir realiai atrodo kaip Druskininkų vandens parkas. O dabar, kur mes važiuojam, jisai labiau natūralesnis, labiau gamtoj. Tikiuosi padarėm gerą sprendimą ir ten mažiau žmonių, kur dabar važiuojam. Nes, kaip žinia, žmonės visada renkasi populiariausius maršrutus. Tai. O kartais saldainiukai būna mažiau žinomi maršrutai. Tai. Važiuosim, įvertinsim, pažiūrėsim ir su jumis pasidalinsim. 30 minučių mums rodo kelio 15 km. Dangus apsiniaukęs, iš tikrųjų panašu, kad kažkur smarkiai pila lietus. Labai tikimės, kad iki vakaro prasigėdrins, nes labai norisi užkilti tą Gubalovką, nes jeigu lis, tai kaip ir nelabai yra prasmės ten kilti, tai judam. Pažiūrėkit kalnuose, kaip yra apsiniaukę, debesuota. Tai toks tas oras kalnuose. Beje, už 8 kilometrų viename iš pažintinių takų, grinai pažintinių takų, net nenuklydus nuo tako, turistai sutiko lokį su 3 mažais meškiukais. Viskas, aišku, sėkmingai baigėsi, tai ačiū Dievui, nes lokys turbūt pats įsiganto tų žmonių, ėjo ir nusivedė tos savo meškiukus. Vis tik lokiukų čia yra visur aplinkui. Dabar yra pas mus 11:10, atsiprašau. Šilumos mes turime 18 laipsnių, bet šiaip iš tikrųjų šilta, atrodo, kad būtų šilčiau jaučiasi. Draugai važiuoja savo mašiną, mes savo ir susitiksime jau termobaseinuose. Iš tikrųjų važiuojam pirmadienis, mašinų daugiau, galbūt daug ir išvažiuojančių, tai truputėlį kamščiai tokie, tai tas kelias atrodo, pačio kelio nėra daug, bet laiko atžvilgių gaunasi nemažai. Tai 17 km važiuojam pusę valandos, stabtelėm, bloga ypač situacija yra prie žiedų, kol važiuoja, kažkaip labai žmonės sustabdo. Tai vat. O Zakopanėje termobaseinų pasirinkimas yra tikrai labai didžiulis.
Mes čia rinkomės iš daugybės tų baseinų, yra mažesnių, yra didesnių kainos, irgi visai palyginti normalios, bent jau ką rašo internete, galėsiu patikslinti, kai būsim prie kasų. Šiandieną, ką mes važiuojam, tai neribotas apsilankimas apie 26 € žmogui. Tai man rodos pigiau negu Druskininkuose. Lieka mums 2,5 kilometro iki spa centro, 5 minutės kelio. Manau, ten praleisime ne ilgiau kaip 4 valandas, gal 3,5, nes, nesinori išbrinkti kaip kempiniai. Tarp kitko, terminėse baseinuose vandens temperatūra apie 36 laipsnius. Tai. Gera žinia yra ta, kad parkingas nemokamas yra klientams šitų baseinų. Dabar einam į kasą, nusipirksim bilietukus. Ką jūs veikiate, panelė? Orų žiūriu. Nieko gero šiandien? Ne, nieko gero. Bet rytoj gerai. Rytoj gerai, jo. Visą savaitę lipu. Bet jeigu kilsim į Gubalovką ir bus lietus, irgi vėl nieko gero. 2+1, jeigu eina grupė, iki 18 metų 265 zlotai. Be limito. Vėjas kyla. Gustytė išmetė šypsenytę mums. Dėjom, panelė netelpa į vieną. Rankinuką. Tai pažiūrėkite, kokį aš turiu tilpti. Tarp kitko, jos rankinukė, va šitam rankinukė dar yra ir jos čia. Bet pažiūrėkit, koks talpus rankinukas iš Primarko. Neatsimenu, 12 € ar kiek rankais kainavo? Ar 5? Gavome va tokias apyrankės. Ir dabar eisim. Šitie laikrodukai veikia kaip tie čipai prie laiptinių. Va čia va ateini, susirandi pagal numerį, va matot, nuo 1 iki 20, pasispaudė čia, pasidaro tavo spintelė. Dabar mano 11, aš pasispaudžiu ir einu žiūrėti, kur ta mano spintelė 11. Tai susitiksime dabar jau už parko. Aperolis kainuoja apie 6 €. O vat upė, kuri turėtų čia būti, jinai kažkodėl sausa, neprileista vandens, taip kad upė mes nepaplaukėsim. Šilta? Eina liolikas ir bolikas. Šiltas vanduo ir kaip džakuziai. Kaip džakuziai? Sako šiltas vanduo. O kaip gilo. Kaip džakuziai, žinau. Bet vanduo šiltutis koksai. Gedulis. Gedai porą žodžių. Kaip jautiesi ilsindamas kūną? Šiaip gerai, šiltas vanduo labai. Patinka? Kaip džakuzė toks karštas. Brangiai, iš tikrųjų viskas labai fainai, kol kas nežinau. Ne taip gal kaip Šokolovski, bet pramogų čia, manau, užteks mums. Tai... Kaip Sandrulė? Ilsiesi? Puikiai. Kaip raumenukai po vakar norėjau paklausti? Mano? Taip. Puikiai, aš jau noriu lipti dar. Užsisakėm 2 kokteilius Sex on the Beach, mes su Gustė, o Andrius užsakė Long Island. Mes su Gustė su... O, tėtis atėjo. Tėtulis. Mano kokteilis, tai žinokit, pasakiškai skanu šitas Sex on the Beach, o Andriaus kokteiliukas, tai labai jaučiasi viskis. Va ten va sėdi mano kompanija, Andris geria kokteilį Long Island, Goda geria sultis apelsino, Gedas geria tyskelų, ale tipo mėgaujasi grynų oro ir šiltų vandeniu. Aš čia juos vis taip patinu, tolinu. Tai va, o ką žinau, o aš čia jums sakau, į sveikatėlę.
Beje, žinokite, dunduliukas, kad griaudė, o aš nemačiau, kad čia būtų viduj kas nors plaukioti. Nebuvo viduj, ten tik po stogu va tas va baseinas, kad biškė, ne? Tikėkime, kad nepradės čia lytis smarkiai. Dabar žiūrėkit, kaip vėl vaikšto ant rankų. Ant rankų. O Jėzau, nebevaikšto jinai ant rankų. Nebevaikšto ant ranko, Erika. Ne, nebevaikšto, bet tu taškaisi čia. Dar kartelį. Dirčia baseiną. Nu, jis stovi, nevaikšto. Tai versis čia jum. Žiūrėkit, čia dar viena undinė plaukia. Sandra, tu plaukt moki? Kartais, kol siekiu žemę. Kol siekia žemę, tol moka. O, plaukia roželė. Ha. Ir jeigu pamiršote, rankšluostį nieko tokio, jūs galite jį čia įsinuomoti už 9 zlotus. Aišku, 90 zlotų bus depozitas, bet jeigu norite didelio zloto, tai 12 zlotų kainuoja rankšluosčio nuoma. O šitas fainas lieptelis, tai žinokit, ne poilsiautojams, o čia barmenams įeiti į savo darbo vietą. Manau, kad pasirinkus šitą baseiną gal ir neprašau, nes čia žmonių yra daug mažiau, nėra ten tokio susigrūdimo, aišku, pirmadienis dar tai. Dar vienas baseinėlis po stogu. Mačiau kažkur mano šeimyna čia yra. Jau išbrinkai, parodyk rankytės. Žiūrėkit, jau rankelės išbrinko. Labas rytas. Gedai pasteisink, aš tavęs laukiau. Kur tu laukiai? Tenais. Taigi aš sakiau, kad aš einu ir grįšiu tik vėliau. Tu taip nepasakysi, kaip tuoj grįšiu. Sakiau, aš pirmų kartų sakiau, kad tuoj grįšiu, o ne dabar. Gedui tai paskutinis pasiplaukėjimas. Goda. Ką jūs? Nieko. O, ledi kokia. Labai gražu. Sandrute? Ką? Porą žodžių mikrofonui. Labai faina. Sandra plaukti išmoko tik šiandien. Tai žinokit, jinai nenustoja ir visą laiką plaukioja aplinkui. O žinot, kodėl išmoko plaukti, nes gali atsispirti dugną. Ką, Andriukas, pas jį meditacija vyksta, žiūrėkit, pirštukas į pirštuką. Va. Beautiful. Prasidėjo lietus ir mes jau skubam į kavinę čia vietoj. O šiaip tai va čia po stogu, va toj subėg žmonių jaučiu daug, nes lašai tai tokie nemenki krenta, žinokite. O didžioji dalis baseinų yra atviroj erdvėj, ore. Aišku, maudytis gali smagu, nėra, kad tai blogai, bet reikėtų daiktus tada pasidėti į saugojimo spintelę. O čia aš einu po lietum ir kuo toliau, tuo labiau lyja. Žinokit, jaučiu, liūtis bus tuoj visai nebloga. Kava amerikano. Kur ta amerikano, ką tik mačiau? 12 zlotų amerikano kava. O šiaip eini viską dėdiesi ir pagal sverimasi. Kiek 100 gramų sakei? 10 zlotų. It's chicken, yes? Chicken, okay. Do you have fries? Fries? It's enough, it's enough. Maistas čia yra sveriamas. 100 gramų 10 zlotų. Pasižiūrėsim, kiek mes čia mokėsim. Andrius įsidėjo ryžių. Mes visi pasiėmėm. Mes su Gustė vienodas vištienas pasiėmėm. Jo. Patiekla maisto. Pas mane va tiek maisto. Andrius užsisakė šitiek ir Gustė užsisakė šitiek. Tuoj pasižiūrėsim, kiek sumokėsim. 146 kainavo mano kepsnys, Andriaus kola, Andriaus kepsnys ir mano alus. Tai va, Gedova šitą porciją gavosi apie 10 eurų, bet čia viskas labai normaliai, iš tikrųjų, man atrodo, normaliai pavalgyti. Yra toks dalykas, nėra patogus stalas, pasižiūrėkite, nesimato, ne? Sėdi, kai šitie Flintstone'ai ant akmenų,
Nei kėdės pasuksi, nei stalą pasuksi, tai va, stalas nėra patogus. O už lango kas darosi? Kas už lango darosi? Siaubas. Lauke smarkiai lyja, o vanduo vis tik 38 laipsnių, tai ten turėtų būti šilta. Tai laukiu, kol mano šeimynykščiai ateis ir eisim į baseiną. Nu ką, lietutis išvijo mūsų iš parko, bet iš tikrųjų ir prabuvom beveik 3 valandas. Tai dabar keliausim į parduotuvę, apsipirksim. Rytoj žygių reikia turėti maisto mums, nes darysim pikniką prie ežero. Tai va. O šiandieną dabar grįšim namo, truputėlį pailsėsim valandžiukę ir varysim miestą, kilsim į Galubovką. Pasižiūrėsim, kasgi ten gero. Dabar laukiam kasoje. Reikės atsiskaityti prie lietus štai šitą va laikroduką, Gustė Karusai. Va tokį laikroduką. Tai žinau, kad pas mane yra 3 kokteiliai. Pas Gustė yra jos pietus. Tai pabandysim susimokėti. 26 eurai 26 centai gavas 3 kokteiliai. 3 pietų porcijos, Pepsi, alus ir sultis. 37 eurai. Aš sumokėjau 26 eurus už 3 kokteilius. Gustė sumokėjo 9 eurus 60 už savo pietus. O Andriau, kiek tu? Ką? Sumokėjai eurais. Zlotais, sakyk. Zlotais. 106. 106? Tai va kaip gedas panašiai. Pas mane alus, 2 gėrimai ir mūsų maistas kainavo 103. Tai va. Dabar yra, kiek čia mes turim dabar valandų, nematau, be 15:03. Ir mes važiuojam į parduotuvę apsipirkti maisto produktų, nes rytoj žygį reikės kažką valgyti. Mes nusprendėm pasidaryti rytoj prie ežero pikniką. Tai... Tai žodžiu, įsijungėm mes jau dabar navigaciją važiuoti atgal po apsipirkimo ir rodo didžiulius kamščius. Tai veda navigacija mus kažkodėl pro aplinkui, nors yra kelias tiesiai pro aplinkui, išilgėja kelias netgi visai nemažai kilometrų, gaunasi 27 kilometrai, kaip paprastai ten tik tai 17, gal tik tai sio. Šiuo metu galit patys pasižiūrėti. Tai lietus pliaupia, šiluma vis dar ta pati 18, yra 4 valandos be 8 minučių dabar. Kalnų per tą debesuotumą sunkiai įsimato. Ai, beje, dar pamiršau pasakyti, Andrius pas močiutę iš Kęstiuko nusipirko, ten tokia stoja prie parduotuvės prekiauja ogytėm, kaip pas mus prie Maksimų, nusipirko trešnių. Šiaip tai pirko 2 kilogramus, nes paragavo tikrai labai skanios trešnės, labai tokios didžiulės ir prinokė. Ir trešnių kilogramas te kainavo 17 zlotų. Kiek gaunasi euriukais? Tavo. Ai, mano braškė 17 zlotų, o... Trešniai 28 zlotų. 28 zlotai trešnių kilogramas. Tai tarp 5-6 eurų. Kaina šiaip labai gera. O braškių aš irgi pirkau kilogramą, braškės irgi leido paragauti, labai saldžios, tai 17 zlotų braškių kilogramas, tai kainuoja 3-4 eurai, kažkur panašiai gal. Tai planavom grįžti anksčiau ir... Aš apsisuku. Planavom grįžti anksčiau. Nu važiuoju, nu kad čia net nejuda, tu matai, kad kelios mašinos važiuoja. Tai jau ką mes ten laikys? Tai gerai, su pas irgi. Žiūri, prailgė laikas gavosi, tai namo grįšim mes tik 5 valandą, nors planavom grįžti jau apie 4. Tai, nu jo, tai iš principo poilsio labai daug ir nebus, gal spėsiu atsigerti greitai kavelės ir viso, peršoku į džinsus, į bliuzoną, pasiemu lietpaltį ir vėl važiuojam toliau, Golubovka, turbūt taip vadinasi. Tai dabar mes važiuojam aplinkeliu ir ko gero pravažiuosim kaimą, kuris yra įsikūręs aukščiausiai virš jūros lygio visoje Lenkijoje, Žab kaimas vadinasi. Tai kelias siauras iš tikrųjų, važiuoja čia tų mašinų, ką? Vos prasilenkė su mašinu. Vos prasilenkė. Jo, žaibas ten trenkia. Medį nukirtas. Jo? Taip. Eik tu savo. Skierkos išlakstyta. O įdomiausias dalykas tas, kad į priekį važiuojant, kai važiavome į tos terminius baseinus, aš pasidomėjau navigacijoje internete ir būtent man buvo susidomėjimas apie šitą kaimelį.
kuris yra aukščiausiai įsikūręs Lenkijoje, ta prasme paslėptas brangakmenis skaitosi, kur turistai jį dažnai aplenkia. Ir sakau, Andriu, kaip gaila, kad tiek mažai laiko turime ir nespėsim aplankyti. O ką, tik pagalvojau, pats gyvenimas mumis jį atvedė, tai mums, va, žiūrėkit, jau atsiveria po truputėlį ta panorama. Tai truputėlį teko nusukti nuo kelio apie nepilnai 2 kilometrus, kada važiuoti kitos apžvalgos aikštelės, važiuojame ir pasižiūrėsim. Ir šiaip jau laikas mumis spaudžia, bet negi pramesi dabar tokią galimybę, kai jau važiuoja pro šoną. Ganas arkliukai. O va čia va matau kaimo bažnytėlė stovi dar va. Tai ir einam dabar žiūrėti, iš kur tie vaizdai gražiausiai atsiveria. Ale draugai eina. Vieną su tapkėm. Kitas normaliai, o vienas vakai iš namų išvytas. Tokios gražios mergaitės. Lenkija dar tokių nematė. Tai sustojimas buvo vos kelios minutės, maksimum 10. Žodžiu, stojom, pasižiūrėjom tos kalnus, nufilmavom jums, parodėm. Ir ką, lekiam toliau. Tiesiog būtų buvus nuodėmė nesustoti, kaip sakoma. Jeigu gyvenimas pametėja jums progą, tai naudokitės, nes daugiau gyvenimas gali jokių progų jums ir nepametėti. Nežinau, aš čia tiek stengiuosi, tiek filmuoju, man atrodo, kad kokį filmą kurčiau, tikiuosi jums patinka visiems ir jūs žiūrite su malonumu ir su garsu ir su visko. Ir tik nesuprantu, kodėl nekomentuojate, nerašote, prašykite, man tai taip svarbu ir pakelia nuotaiką iš tikrųjų. Atrodo, aš keliauju, aš jumis visus pasiemu tą pačią kelionę kartu su savim. Įvykusi avarija, matyt, kažkokia. Užkasim Kriešnyčių prieš išvykstant. Norit pamatyti mano rekordą? Žiūrėkit. Kas matė filmą, tai... Oras prasigėdrino ir dabar mes ruošiamės važiuoti iki funikulieriaus, iki Gubalovkos. Kilsim, Gustę paliekam namie, jinai pažadėjo iškepti mums obuolių pyragą. O šiuo metu laukiu, kol Andrius išvažiuos iš mašinų aikštelės. Ir žinoma, laukiu, kol ateis Gedas su Sandra. Va, atvaro mano riteris. Žiūrėkit, toj suvėžins dar. Atvarėm mes į parkingą prie funikulieriaus į Gubalovką. Ir išlindo saulė, pasitaisė oras, aš aišku apsivilkau jau bliuzoną, gal ir beikal, o gal kalnuose ir bus vėsų, nežinau. Ir einam mes
po truputį, tai va dabar į parkomatą susimokėsime pinigiukus už parkingą. Žodžiu, valanda kainuoja 7 zlotai, kaip suprantu. A visai dienai 25 zlotai. Na, matau Gubalovką, kem 9 arba turim 9, ką reiškia. Einam. Čia kitos kryptis turbūt. Hello, can I ask the Gubalovka? Two-way. Up and down, how much? 49. Okay, we would like 2 normals for me and my husband. Kem 9 zlotai, tai biškai daugiau negu 10. Tiek skubėjom, tiek lėkėm, Gedas vos neparvirto, o finale vis dar stovi tas mūsų šitas. Kur yra? Visi pilni. Tai va, mūsų visa kompanija. Pasaka, seka vėl įglūdint nori dar. Čia mūsų seniausias veikėjas sėdė, labiausiai pavargęs, tai va ant suoliuko. A ne, pavargai, Geduli? Buvo blogai, kai va, vos nenugriuvai, pasitempė kojytę. Pirštą nusimušė, vargšas. Bet laiptų nesimato. Nu kaip, tai iš aukštai žiūri, nes tu aukštas. Nu. Pasiruošę mes kilti, jau supipsėjo, subibėjo. Jau pyptelėjo signalas, jau sidarė duris ir mes jau po truputėlį kylame. Tai nežinau, bus čia tų gražių vaizdų ar nebus gražių vaizdų. Aišku, šitą vidosą biškai reikės apkarpyti. Nes Adai labai. Va tai šitaip tas funikulieriukas atrodo. Andrius sakė labai laimingas, kad kyla funikulierium, o neina šalia takečių. Išlipam Gubalovkai. Gubalovka, nu va turistams toks sukurtas miesteliukas, visokie saldumynai, bareliai, bariukai, kebabai. Vaizdukas. Ai, va čia yra trobų gyvenamųjų turbūt. Kažkokiu ten, na. Šitą bokštą mes matome visą laiką ir iš namų, ir iš miesto, iš visur, ne? Jaučiu, kad Gustė nieko neprarado pasilikdama mums kepti tą pyragą, nes iš tikrųjų čia visiškai nieko nėra. Kaip ir nieko ypatingo. Nežinau, ta Gubalovka buvo verta čia taip lėkti iš karto, nepailsėjus po viso to faino baseino. Tai va, brangiai, ar rekomenduočiau Gubalovką? Kol kas ne. Nes man tai grinai net ne dėl to, kad va, vaizdas jo gražus, bet tas vaizdas gali pasižiūrėti ir nuo kalnų tokį vaizdą, ne? Va, Sandra linksi galvą. O ašgi ir sakau, ne viskas, kas taip gerai išreklamuota ir taip populiaru tose maršrutuose, yra verta to. Nu gerai, va vaizdas į kalnus, va toksai va. Niekas nesiginčia gražu, bet nuo kalnų irgi tą vaizdą matai, eidamas kažkokį maršrutėlį pats, tai irgi gražu. Nu. Kit visi keliai uždaryti ar dėl lietaus, ar tiesiog anksčiau užsidaro, nes va čia va ir ledai, ir kaip suprantu, vafliai turėtų būti. Čia vėl kažkoks kioskelis, ten vėl kažkoks kioskelis, nieks nedirba. Čia Eifelio bokštas, tikrai. Va. Ok. Tai keista, kad niekas... Iki 6 ne tik dirba, nu jo, mes matot atvažiavam kada tik tais. O šiandieną, kur mes važiavam pro tą kaimą, tą aukščiausiai įsikūrusi, 100% ten, kur buvo daroga do Golubovki. Ir galėjom čia davažiuoti. Garantuoju, jo. Tai nežinau, tai siūlyčiau tikrai gražesnių vaizdų, pamatysit ir sustosit dar kokiam gražesniam kaimukė, pavyzdžiui, kaip mes šiandieną, ir pasieksit tą pačią Golubovką, kaip čia, Golubovka, jo. Tai... Nes kiltis to keltuvu kainuoja 11 kapeikų žmogom,
žmogui kelia ten 2 ar 3 minutės, vaizdo gražaus kažkokio nėra įspūdingo besikeliant. Tai gal aš smagiau iš tikrųjų važiuoti su mašina. Manau, kad šiandieną mes tą galėjom laisvai padaryti. Be važiuojant, nuvažiuoti kitą draugą Golubovką, pasistatyti parkingę va čia mašiną, apeiti ir grįžti namo, ramiai savo ilsėtis. Tai šičia mano prasimesta buvo su planavimu. Bet užtat žinosite jūs. Tai va, mėlieji. Jeigu klystu aš, tai jūs turite progą dabar neklysti. Tai va, nuo tos Golubovkos, taip, labai graži panorama atsiveria, bet kaip ir minėjau, geriau nesu keltuvu, davažiuokit su mašina, važiuokit pro Žab kaimelį. Pas kaimelis labai autentiškas ir nuostabus ir visiškai neverta ant to keltuvo išleisti pinigų, nes keliantis su keltuvu jūs nemato tokių nei gražių vaizdų, nieko kaip važiuojant pro tą kaimą. Tarp kitko, Žab kaimas yra aukščiausias kaimas, aukščiausiai apgyvendintas kaimas Lenkijoje. Tai nuo čia jisai yra 4 kilometrai. Tai mes jau buvome principė jame ir galėjom tiesiog pravažiuodami važiuoti pro čia, sustot, pasigrožėti, grįžti namo ir jau šiuo metu ilsėtis ir ruoštis rytojaus žygiui. Tai šiandieną nuotykių man, tai žinokit, jau bus gana, aš manau. Einam mes link mašinos, link funikulieriaus, tiesa, nusileisim dabar vėl jo. Sėsim į mašiną. Važiuosim namo, tikiuosi Gustė jau tą pyragą pradėjusi kepti po truputėlį. Ir ką žinau, ar čia su jumis atsisveikinti, ar dar rodyti tą pyragą. Jums kokį Gustė iškepė. Nu gal dar parodysiu, dar neatsisveikinam, parodysiu pyragą. Radom tą Kasprovai viršūnę, žodžiu, bet aš tai jums nenufilmuosiu, nes man pritraukė tik 4 kartus ir nedaugiau. Tai Gustė šiandieną mums kepė obuolių pyragą su riešutais. Tai ką tik ištraukė iš orkaitės. Laukiu, nesulaukiu, kada pagaliau galėsiu ragauti, tai vyksta fotosesija pyrago. Tokio pilno šaldytuvo, tai žinokit, pas mane ir namie ne visą laiką būna, nežinau, kaip mes taip sugebėjom prisikrauti į tą šaldytuvą tiek visko. Bet jo, turim uogų, turim mėsos, turim gėrimų, sūrelių, sviesto, kiaušinių, žiūriu daržovių. Oho, atrodo, kad mes čia gyvenam ne 3 dienos, o jau 3 mėnesiai. Va, Goda mėgaujasi pas mumis uogytėm. Vaikas valgo. Skanu, ne? Skanu, sako. Eina savo. Kol Gustė suruoš, man jau, nežinau, dantis ant danties nesueina. Visi laukia, visi nerimauja, kada bus to pyrago. Tai gal jau sėsti prie stalo, mėly svieteliai? Nes, pyragas jau paruoštas, tik šiukšlės nusimkim, negražiai atrodo. Va, mes neturim šokolado. O Dieve, čia kaip restorane. Andriau, skanu? Goda? O tu valgiai jau pyrago, ar tik obuolių, ar tik ledų? Skanu? Jau nebėjai pusę pyrago suvalgyti. Ką per saldu bus? Per saldu bišką, bet skanu. Tai dabar aš ragauju, tai pyragėlio Gustės. Kokia minkšta puri tešla, labai skanūs obuoliai, bet mano skoniai biškai per daug cukraus, bet tik todėl, kad aš mėgstu su rūgštele viską, kaip patys pastebėjote. Tai jeigu čia būtų, pavyzdžiui, tie obuoliai, kur rūgštus, kaip jie vadinasi, Andriau? Antaniniai. Būtų tobulas duetas, bet šiaip tais labai skanu. Aš net nemoku tokio pyrago kepti. Tai brangieji, šiandieną taip skaniai ir užsibaikime jau šį vakarą. Iš tikrųjų, šiandieną aš jau su jumis atsisveikinu. Buvo smagu. Vėl dar viena gražiai praleista diena. 3 diena jau Zakopanėje. O rytoj kilsime užkariauti kitų viršūnių. Eisime link Morskiokio ežero taip pat. Ir jei jums patiko video, kviečiu subscribinti, paspausk like, pakomentuok.
ir tikiuosi tobulėju. Tai iki pasimatymo.